Mano kelionių įkvėpėjas buvo karantinas, nes kai porą metų buvo draudimai ir nebuvo galima išvykti iš namų, kelionių alkis taip išaugo, kad kai tik draudimai buvo panaikinti, norėjosi ne šiaip pakeliauti, bet apkeliauti viską. Ir būtent tuo metu man ir kilo idėja pasirinkti Interrail traukinio bilietą ir pakeliauti po Europą. Aš esu Raminta, kelionių traukiniais entuziastė ir šiandien jums papasakosiu šiek tiek daugiau apie Interrail bilietus ir kaip su jais keliauti po Europą. Interrail traukinio bilietas tai toks bilietas, kuris galioja tarsi į visus traukinius. Tai reiškia, kad nereikia pirkti atskirų bilietų skirtingiems maršrutams, bet turint vieną bilietą galima šokti iš vieno traukinio į kitą. Pavyzdžiui, galima įsigyti 4, 5 ar 7 dienų bilietą, kurį galima išnaudoti per mėnesio laikotarpį, o taip pat yra ir ilgesnės trukmės bilietų, kuriuos galima išnaudoti per 2 mėnesius. Bilietų kainos vidutiniškai svyruoja tarp 200 ir 400 eurų. Tiesa, jaunuoliams iki 27 metų šie bilietai yra pigesni. O pats bilietas galioja visoje Europos Sąjungoje bei keletoje papildomų šalių, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Turkijoje, Norvegijoje ir dar keletoje kitų. Aš su Interrail bilietu keliavau jau porą kartų. Pirmąjį kartą nusprendžiau įsitikinti, ar iš tiesų visi keliai veda į Romą. Taigi kelionę pradėjau Lenkijoje, tuomet kirtau Čekiją, užsukau į Slovakiją, pravažiavau pro Austriją ir galų gale atvykau į Italiją ir iš tiesų pasiekiau Romą. Kitą kartą mano kelionės tikslas buvo Balkanai. Taigi vėlgi kirtusi Lenkiją, Čekiją, atsiradau Vengrijoje, tuomet kabinau Rumuniją, Bulgariją ir nukeliavau iki Graikijos. Šioje kelionėje traukiniais iš viso įveikiau 3000 km. Labai įdomu tai, kad Interrail turi appsą, kuris skaičiuoja daug įdomių duomenų. Taigi aš žinau ne tik tai, kad įveikiau 3000 km, bet ir tai, kad iš viso pasivažinėjau šios kelionės metu su 12 traukinių, o juose, sudėjus visą kelionės laiką į vieną vietą, galiu pasakyti, kad praleidau 49 valandas ir 10 minučių. Ir šis laikas traukiniuose man buvo ypatingas ir įdomus, praktiškai toks pat turiningas kaip ir pasivaikščiojimai miestuose, nes laiką traukiniuose aš skiriau patiems įvairiausiems dalykams. Kartais tiesiog skaitydavau knygas, kartais naršydavau internete ir domėdavausi miestu, į kurį važiuoja traukinys ir kuriame aš išlipsiu, žiūrėdavau, ką verta pamatyti, ką verta paragauti, kur būtina apsilankyti. O kartais aš tiesiog žiūrėdavau pro langą ir grožėdavausi šalies vaizdais, nes važiuojant traukiniu galima pamatyti pačias įvairiausias šalies vietas, ko pavyzdžiui skrendant lėktuvu padaryti niekaip nepavyktų. Į abi šias keliones išvykau būdama viena, tik su kuprine ant pečių. Ir toks kelionės būdas suteikia nuostabų laisvės pojūtį, kai galiu pati viena spręsti, kur važiuoti, ką pamatyti, ką aplankyti. Ir daugiausiai laisvę suteikia ir pats Interrail bilietas, su kuriuo galiu tiesiog šokti į atsitiktinį traukinį ir bet kurią akimirką pakeisti kelionės maršrutą. Keliaudama nakvyniai rinkausi hostelius. Ir tai dariau dėl 2 priežasčių. Pirmoji – ekonominė. Tai tiesiog pigiau nei viešbučiai ar butų nuoma, bet antra ir labai svarbi priežastis yra ta, kad hosteliuose galima sutikti daug bendraminčių, kurie keliauja taip ar panašiai, tad turi įvairių rekomendacijų, kur nuvykus ką būtina pamatyti, o ką galima ir praleisti. Jeigu ir jūs planuojate keliauti traukiniais, galiu pasidalinti 5 patarimais. Daiktų tikrai reikia mažiau nei įsivaizduojate. Iš pirmo žvilgsnio gali norėti su savim pasiimti viską, bet prisiminkite, kad tą viską, ką pasiimsite, nešitės ant savo pečių. Jei ir jūs planuosite nakvynę hoteliuose, tai turiu vieną svarbų patarimą. Jums tikrai pravers asmeninė spynelė, nes labai dažnai hosteliuose yra daiktams skirtos saugyklos, kurios neturi spynų, taigi spyną reikia užsisegti saviškę. O kelionės metu, kuomet nebūdavau hostelyje, spynelę naudodavau tiesiog kuprinės užtrauktukų susegimui. Nedėkite užrašinės į vieną skyrelį su vandeniu
nes tuomet gali nutikti tokia situacija, kad užrašinė išsilies ir visos jūsų istorijos tuomet liks tiesiog jūsų galvoje. Kitas labai svarbus patarimas yra planuoti, bet neplanuoti per daug. Pasilikite laiko improvizacijoms, leiskite savo pasivaikščioti, pasiklysti ir kartais visai netyčia surasti pačius netikėčiausius kampelius. O paskutinis mano patarimas jums būtų toks, kad nepraleiskite galimybės su Interrail bilietu pakeliauti nemokamai. Jeigu jūsų 18 gimtadienis dar tik artėja, jūs galite pasinaudoti programa Discover EU ir bilietą gauti dovanų, nes ši programa būtent 18-mečiams dovanoja šiuos bilietus, kad jie galėtų patys savarankiškai pakeliauti po Europą ir susipažinti, kokia ji įvairi ir turininga. Labas, aš Teodora ir šiandien pakalbėsiu apie keliones. Kad pradėti keliauti gali būti baisu, bet aš esu čia tam, kad atsakyčiau į klausimus, kaip pradėti tai daryti, kodėl verta tai daryti ir kaip tam pasiruošti. Tai kiekvieną kartą, kai mes keliaudavom kažkur, dažniausiai vykdavom lėktuvais ir mano tėvai paprašydavo arba manęs, arba brolio nuvesti juos į vietą, kur mes turėdavom būti. Tai reikėdavo surasti ekraną, kuriame būdavo tai parašyta ir tada surasti kryptis, kurios nurodytų, kur eiti. Ir visą tai buvo daroma tam, kad mes patys maždaug suvoktume, kaip viskas veikia oro uostuose ir paties oro uosto mastą, nes, kaip jie sakė, viskas pasaulyje yra daugmaž panašiai. Tai jeigu žinosim, kaip viskas vyksta Lietuvoje, žinosim, kaip viskas vyksta ir pasaulyje. Priežastis, kodėl dažniausiai ypač jauni žmonės bijo keliauti, yra kelionių kaina. Tačiau jeigu sekate porą patarimų, galima visko rasti tikrai už prieinamą kainą. Turbūt pats banaliausias patarimas būtų viską planuoti iš anksto. Jeigu žinot, kad po poros mėnesių bus laisva savaitė, ar kad ir po pusės metų, ieškokit bilietų tomis dienomis, nes kuo anksčiau užsisakysit, tuo pigesnė jie bus. Patarimas: apsistokite hosteliuose, arba kartais jie yra vadinami studentų namais arba svečių namais. Juos rekomenduočiau dėl poros priežasčių. Visų pirma, jie yra pigesni ir tikrai didžiai daliai žmonių daug labiau prieinami. Ir antra priežastis yra ta, kad dažniausiai reikia dalintis kambariu su kitais žmonėmis. Ir niekada nežinosim, galbūt susirasiu naujų draugų arba bendraminčių. Trečias patarimas: gaminkit maistą. Dažniausiai svečių namai turi virtuves ir jeigu perkat maistą vietiniuose parduotuvėse, išleisit tikrai mažiau pinigų. Tas dažnai neraminantis dalykas yra daiktai. Ką susikrauti, kaip nepersikrauti. Nesirūpinkit, turiu daug patarimų. Labiausiai mėgstu trumpas keliones, kurios, manau, yra puikia pradžia pradėti keliauti. Ir kodėl man jos patinka? Tai dėl to, nes visi daiktai telpa į maždaug tokio dydžio kuprinę. Į tokias keliones rekomenduoju pasiimti porą kelnių, palaidinukę, kažką šiltesnio, mažesnės talpos higienos priemonių, maišelį vaikščioti po miestą arba kuprinę, vandens buteliuką bei turėti porą patogių sportbačių. Ir kitą dalį rūbų, kuriuos norėtume pasiimti, rekomenduoju apsirengti keliaujant. Kaip matot, dabar kraunas daiktus, rūbus visada dedu į patį kuprinės dugną, nes jau užima daugiausiai vietos. Maišelį arba kuprinėlę atsidedu atskirai, kad būtų jį lengviau rasti. Kosmetinę dedu kartu su rūbais. Visada turiu atskirą kišenėlę elektroniniams prietaisams. Dokumentus dedu visada į vidų, kad būtų saugiau, ir kompiuterį taip pat, o vandens buteliuką į šoną. Taigi, šiandien iš manęs tiek. Tikiuosi buvo įdomu bei naudinga. Ačiū ir gerų kelionių bei įspūdžių.
Labas, aš esu Eva ir šiemet mokosi 12 klasėje. Per pastarosius 4 metus pradėjau savarankiškiau keliauti aplink pasaulį. Dauguma kelionių man kainavo tikrai nedaug arba buvo nemokamos, o apie tai, kaip šitaip keliauti gali ir tu, papasakosiu netrukus. Į vieną pirmųjų savo kelionių išvykau būdama 6-okė. Mano mokykla rengė Erasmus Plus projektą ir su dar kelių moksleivių grupele išvykome į vieną iš dalyvaujančių mokyklų užsienyje. Savaitę vykdėme jų bei mūsų parengtas veiklas, lankėmės skirtingose miestuose bei turistinėse vietose. Tokiu būdu kelios grupelės moksleivių išvyko į Italiją, Švediją ar Norvegiją bei svetur su mūsų mokyklos mokytojais. O nuo būtent šios kelionės prasidėjo didžiulis mano noras apkeliauti pasaulį. Kadangi kelionė nieko nekainavo, buvo likę įtikinti tėvus ją išleisti. Tad tikriausiai kyla klausimas, kaip visgi nuraminti tėvus, prašant leidimo išvykti. Pirmiausia, jei tai yra koks nors projektas, suteikite jiems visą turimą informaciją, kas galėtų būti mokytojo ar kartu vykstančio suaugusio asmens telefono numeris. Kalbėkite, sakykit, jog būsit pasiekiami, kai galėsit paskambinkit bei parašykit. Apie tai praneškit iš anksto, nes staiga, jog informacija galėtų susigulėti. Taip pat parodykit, jog esate atsakingi, tikrai norite išvykti ir bandykit susitarti. O jei nei vienas iš šių būdų nepadės, galiausiai galite bandyti tėvus įpratinti keliaudami labai artimose šalyse arba išvykomis Lietuvoje. Kalbėdama apie vienus saugiausių būdų keliauti, pradėčiau Erasmus Plus projektais. Kai kurios mokyklos jau turi galimybės kartu su mokytojais išvykti į organizuojamus mainus. Tačiau jei apie tai dar nieko negirdėjai, pabandyk pasikalbėti su vienu iš mylimiausių savo mokytojų. Pasiūlyk jam suburti komandą ir užpildyti prašymą, kurį rasi internete. Galiausiai tai nieko nekainuoja ir galėsi išvykti savo pirmąją kelionę. Būdamas vyresnis, jei vis dar tuo susidomėsi, nuo 16 metų gali vykti ne tik savo mokyklos organizuojamais projektais į užsienį, tačiau ir kai kuriomis lietuviškomis organizacijomis. Kiekvienas projektas turi savo temą, apie jas nesunkiai rasi begalę informacijos internete. O patys projektai gali būti susiję su menais, sportu, tvarumu ar net dirbtiniu intelektu. Jei mokykloje tau puikiai sekasi ar bent kiek patinka viena iš pamokų, puikiai galimybė keliauti, į kurią tikrai lengvai išleidžia išvykti tėvai, yra dalyvavimas olimpiadose ar konkursuose. Žinoma, tai gali skambėti gana banaliai, tačiau nuo pat 9 klasės begalė moksleivių išvyksta į tokias vietas kaip Japonija, JAV, aplanko Dubajų, Kiniją ar dar tolimesnes vietas. Tad gebėjimas gerai skaičiuoti, debatuoti ar koks nors anglų kalbos pajautimas gali baigtis ne tik medaliais ar gerais pažymiais, tačiau ir bilietais į tolimiausias pasaulio vietas. Norėdamas pripratinti tėvus, gali pradėti nuo mano minėtų kelionių Lietuvoje. O kaip tai padaryti, vieni puikiausių būdų yra kiek paaugus savanoriauti įvairiose stovyklose, išvykti su būreliais ar konkursais. Galų gale gali dalyvauti ir įvairiuose žygiuose, ypač vasaros metu. O jei tėvai tave rengiasi užrašyti kurią nors stovyklą, parodyk iniciatyvą apie stovyklas, ką nors surasdamas ir pats. Taip dar kartą patikinsi tėvus, jog esi atsakingas, rūpestingas ir galbūt prisidėsi kiek nors taškų prie išleidimo keliauti į užsienį. Kiek vyresnėse klasėse yra puikia galimybė išvykti ne tik su mainais, tačiau ir į įvairius mokymus, lyderystės, verslumo akademijas ar netgi praleisti metus užsienyje kaip šalyse Europos Sąjungoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose. Žinoma, patekimas į tokias programas reikalauja kiek daugiau pastangų, tačiau pakankamai apie tai pasidomėjęs galėsi ne tik gauti nuostabią kelionę, tačiau ir kokį nors diplomą, kuris galbūt tau pravers ateityje. O sulaukęs pilnametystės gali keliauti užsienyje su įvairiausiamis savanorystės programomis ar tiesiog labai pigiais skrydžiais, kuriuos rasi pasidomėjęs oro linijų siūlomis nuolaidomis. Tad galiausiai trumpa atmintinė. Pirmiausia, norėdamas gauti leidimą keliauti, pasikalbėk ir prie tokio noro pripratink tėvus. Taip ne tik gausi minėtą leidimą, bet ir pagalbą ieškant kokių nors didesnių ar įdomesnių projektų. Taip pat nebijok kalbėti su mokytojais, klausti apie projektus, įvairiausias olimpiadas ar konkursus. Ir galiausiai dauguma galimybių tikrai rasi panašias internete. Nebijok skaityti ilgų pastraipų ir perskaityti jų iki galo, nes taip iš tikrųjų lengviausiai rasi, ko ieškai. Iki kitų kelionių.